Mindaugas Vedrickas. Pėtika, nekvaršink galvos. Pirmoji pasaka. Faraono batai. Iliustravo Arina Procenko. Įžanga. Vakarieniavome trise, neskaitant mėnulio, įkyriai spoksančio pro langą. Močiute, ar mėnulis čia tas pats, kokį matau ir per savo langą namuose? Pėtika, valgyk ir nekvaršink man galvos. Tu netoks mažas vaikas, kad nesuprastum, jog mėnulis visur tas pats. Tada jis pasisuko į mane. Ar būsi Afrikoje, ar Amerikoje, ar Balsiuose, visur matysi tą patį mėnulį. Tačiau gali būti, kad žiūrėdamas pro savo langą tu jį matai kitokį, ne tą patį. Tai buvo pradžia. Mūsų vakarai tapo nuotaikingi su pakvailiojimais. Ilgai negalėdavome užmigti. Taip radosi 3 pasakos: Faraono batai, Raganos langas ir senojo sodininko klaida. Baigiant jis pakuždėjo man į ausį. Seneli, tu esi nepaprastai talentingas. Tikrai žinau, kad toks nesu. Juolab niekas man to nėra sakęs. Ir visgi. Supratau, kad ką tik buvo apdovanotas įspūdinga literatūrinė premija. Tikriausiai net Alfredas Nobelis pavydėtų. Mindaugas Vedrickas.